Mink už eurą – tai pasivadinusi beveik 200 dviratininkų komanda populiariausiose dviratininkų varžybose velomaratone skleidė ir populiarino naujos valiutos euro idėją. Pasak komandos kapitono Lietuvos banko valdybos nario Mariaus Jurgilo, idėja suburti komandą kilo spontaniškai. Akcijos tikslas yra patraukti žmonės arčiau euro. Mes šitą akciją sugalvojom iš tikrųjų bendromis jėgomis su visais Lietuvos banko darbuotojais. Idėja kilo spontaniškai. Iš pradžių buvo manoma, kad bus komanda Lietuvos banko darbuotojų. Buvo organizuotas konkursas, kaip tą komandą pavadinti. Konkursą laimėjo Mink už eurą. Ir nutarėm, kad reikia pakviesti, sudaryti galimybę ir Lietuvos žmonėms prisijungti prie šitos komandos. Šūkiu už laisvę, vienybę ir gerovę į varžybas dviratininkus kvietęs komandos kapitonas sako, kad tai žodžiai iškaldinti ant lietuviškos 2 eurų monetos ir vertybės, kurias turėtų puoselėti kiekvienas šalies pilietis. Velomaratone buvo galima ne tik miklinti kojas, varžantis dėl geriausio dviratininko vardo, bet ir pasitikrinti savo žinias apie eurą. Pasak įvairių viktorinų dalyvių, klausimai nebuvę lengvi, bet žaidimai įdomūs. Iš tikrųjų, ne visus žinau tikrai. Informacijos labai gerai, kad galima pasiruošti klausimams, bet buvo gan taip įtempta. Akciją vertinu labai puikiai velomaratoną, o dar viena, kad euras bus įvestas, kaip man atsibodo pinigų keitimas, aš labai daug keliauju. Vien čia pliusas, o kita vis tik tai mes turim būti Europoje. Ir džiaugiuosi, kad kitoj pusėje yra mūsų atvaizdas. Lietuvos rytis. Klausė, koks dailininkas, pavyzdžiui, sukūrė dizainą euro banknotų, tai buvo pakankamai sudėtinga. Ir klausė, ką reiškia pats euro ženkliukas. Tai pakankamai irgi sunku tokios smulkmenos. Pasirodė visai įdomu iš tikrųjų sužinoti tokius dalykus, nes pats nepasidomėtum, o tokioje akcijai ir skatina laimėti ir kartu sužinoti daugiau. Ir nors daug atsakymų buvo galima rasti čia Lietuvos banko euro palapinėje, kai kuriems dalyviams teko pasitelkti išmaniasias technologijas. Su Google pagalba nesunkus. Pavyzdžiui, Estijos nacionalinės pusės, kas pavaizduota. Tada... Ir su datom mums truputuką blogai. Ir su datom, su istorija blogai. Dabar tai tikrai žinosim, nes ir patys įdėjom pastangų ir norėjom prizų ir labai teigiam vertimą šitą akciją. Pasak viktorinos organizatorių, gyventojai pateikė pačių įvairiausių klausimų. Domisi valiutos saugos požymiais, kaip bus galima atpažinti padirbtus eurus. Pastebėjome, kad nežino, kokios valstybės naudoja eurą ir kokios valstybės neoficialiai jį naudoja. Ne tik dviratininkų varžybos, viktorina ir dovanos, bet ir daug naudingos informacijos susijusios su artėjančiu euro įvedimu. Visą tai buvo galima rasti Lietuvos banko palapinėje Vilniaus centre. Nuo kitų metų pradžios Lietuva tampa 19-ąją eurozonos nare, kurioje naudojama bendroji ES valiuta euras.